Yra žinoma, kad vikingų eros metais Skandinavijos vikingai buvo patys nuožmiausi ir karingiausi šiame regione. Tačiau, kaip teigiama, Danijoje esančioje bažnyčioje iki šiol išlikęs akmenyje iškaltas įrašas: Dieve, apsaugok mus nuo bado, maro ir piktų kuršių. Tačiau, kas yra kuršiai ir kodėl jų bijojo net ir patys Skandinavijos vikingai? Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandien aš jums papasakosiu apie vikingų siaubo kuršių istoriją. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo, kad nepraleistumėte naujausią video. O dabar sveiki atvykę į nepaprastus nuožmių kuršių laikus. Kuršiai buvo viena iš seniausių baltų genčių, gyvenusi dabartinės vakarų Lietuvos ir vakarų Latvijos teritorijoje tarp 5 ir 16 amžiaus. Jie kalbėjo kuršių kalba, kuri buvo artima latvių ir lietuvių kalboms, tačiau turėjo savitų bruožų. Kuršiai buvo žinomi kaip geri žvejai, aktyviai dalyvavę prekyboje ir karuose. Jie buvo narsūs kariai, jūrininkai ir piratai. Kuršių gyvenvietėms buvo būdingi saviti mediniai namai su nendriniais stogais ir originaliais drožiniais bei vėtrungėmis. Jau nuo pačių seniausių paminėjimų kuršiai buvo žinomi kaip aršiausia, priešiškiausia ir pagoniškiausia iš visų baltų genčių. Kuršių kultūra buvo labai glaudžiai susijusi su jūra, tad jie buvo labai gabūs jūrininkystėje. Jie buvo tokie stiprus, kad tobulai valdė laivų statybos ir buriavimo meną, panašiai kaip tų laikų vikingai. Tad visai nenuostabu, kad jie tapo žinomi kaip Baltijos vikingai. Kuršiai buvo įsivėlę į sąjungas, karus bei grobiamuosius žygius prieš Islandijos, Danų ir Švedų vikingus. Ironiška, tuo metu, kaip Skandinavijos vikingai siautėjo po visą vakarų Europą, jų pačių krantai dažnai būdavo puolami pačių kuršių. Kartais jie netgi nutraukdavo savo žygius, vien tam, kad apgintų savo krantus nuo jos puolančių kuršių. Apie kuršius 11 amžiuje rašė vokiečių kronininkas Adomas Bremenietis. Iš salų didžiausia yra ta, kuri vadinama Kuržeme. Kelias iki jos yra 8 dienų trukmės. Tie kuršiai yra žiauriausia gentis, visi nuo jos bėga, todėl, kad jinai yra pernelik atsidavusi stabmeldystei. Ten labai daug aukso, geriausi žirgai, visi jų namai pilni žinių, pranašų ir burtininkų. 13 amžiuje užrašytoje Egilio sagoje išskiriamas vienas kuršių žiaurumą iliustruojantis epizodas. Skandinavų vikingas Egilis Skalagrimsonas su bendražygiais paslapčia pateko į vieną kuršių gyvenvietę. Iš jos namų grobė tą turtą, kurį buvo galima išsinešti. Tačiau iš sodybos išėjusių į lauką plėšikų jau laukė savo gimtųjų namų gynėjai kuršiai. Kuršiai užpuolė juos aukštumoje ir kai kurie puolė juos kirsdami ietimis ir kardais per tvorą, o kiti užmėtė skudurais jų ginklus. Egilis su bendrais buvo sužeisti, o paskui suimti ir visi surišti ir nuvesti į sodybą. Belaisvis kuršiai įmetė į duobę, o Egilį pririšo prie stulpo. Žmogus, kuriam priklausė toji sodyba, buvo galingas ir turtingas. Buvo tariamasi, ką su skandinavų plėšikais daryti. Šeimininkas sakė, kad jo nuomonė geriausia būtų išžudyti vieną po kito. Tačiau jo sūnus atsakė, kad esą jau tamsi naktis ir nebusė jokios pramogos iš jų kankinimo. Jis pasiūlė palaukti ryto. Tai buvo aprašytas vienas iš nedaugelio išlikusių epizodų apie mitinį kuršių žiaurumą. Vienas garsiausių kuršių paminėjimų rašytiniuose šaltiniuose yra apie 854 metus. Kuršiai atsisakė paklusti Švedijai ir mokėti jai duoklę. Tada danai bandė įgyti persvarą ir priversti kuršius mokėti duoklę jiems. Didelė Danijos armija įsiveržė į kuršių žemes. Iš pajūrio pasiekė vieną iš svarbiausių kuršų centrų – Apuolę, kuris nuo jūros yra nutolęs apie 50 km. Bet danų žygis į Apuolę buvo nesėkmingas. Susivieniję kuršiai sumušė danus. Jų anksčiau pagrobti turtai buvo atimti. Danams patyrus pralaimėjimą, Švedijos karalius Olafas nusprendė perimti reikalus į savo rankas. Atplaukdamas laivais su milžiniška kariuomenė prie kuršių krantų, jis patraukė į Apuolę. Pasiekęs, jisai apgulė Apuolę su savo armija. 9 apgulties dieną prasidėjo derybos, apuoliečiai sidabru sumokėjo išpirką, davė įkaitus ir pripažino švedų valdžią. Tai buvo pirmasis tokio masto kuršių pralaimėjimas. Tačiau švedai nedrįso likti kuršių žemėse ir vos jiems išvykus, kuršių vikingai vėl siaubė Švedijos krantus.
Įtampa vis augo tarp Skandinavijos vikingų ir kuršių. Dauguma skandinavų atakų prieš kuršių žemes buvo savotiškas kerštas. Jie siekė keršto už nesiliaujančias kuršių atakas jų pakrantėms. Kuršiai ilgai priešinosi Livonijos ordino kryžiuočiams, nors kartkartėmis jie sudarydavo paliaubos sutartis. Šių paliaubų metu kuršių laivai nuolatos puldinėdavo danų prekybinius laivus. Nors kuršiai 1201 metais ir buvo sudarę taiką su Rygos vyskupu ir kaip ir nekonfliktavo su kalavijuočiais, pastarieji, grįždami į Vokietiją, pamėgino užpulti 8 kuršių vikingų laivus. Mūšyje dalyvavo ir pats Rygos vyskupas Albertas. Puldami kalavijuočiai persėdo į valtis ir yrėsi link kuršių laivų. Pastarieji sustatė laivus poromis ir perkelė krovinius, taip aukštai ore iškeldami laivų priekius. Pirmosios dvi atplaukusios vokiečių valtys įstrigo tarp sujungtų laivų ir nieko negalėjo padaryti prieš aukštai laivuose buvusius kuršius. Kuršiai iš patogesnės padėties nukovė apie 30 vokiečių, po ko likę užpuolikai pasitraukė į savo laivus. Kuršiai paėmė žuvusiųjų drabužius ir kitą turtą, vėliau kūnus palaidojo vietos gyventojai. Po šio užpuolimo kuršiams nugalėjus kryžiuočius, lyviai įtikino kuršius kartu pulti ir užimti Rygą, kurioje buvo likę nedaug karių. Kuršiai surinko gausias pajėgas, laivais atvyko į Dauguvos deltą. Tačiau prie Rygos miesto nesiartino, o įsikūrė stovyklą ir laukė žinių dėl tinkamo laiko pulti. Kuršiai puolimą pradėjo Liepos 12 dieną. Apie artėjančius užpuolikus miestiečius įspėjo žvejai. Keletas pirmųjų mėginimų miestą užimti šturmu arba padegti nedavė rezultatų, nesėkmingi buvo ir miesto apšaudymai. Po keleto susirėmimų, kurie neatnešė didelės sėkmės nei vienai pusiai, kuršiai pasitraukė į savo laivus, o rygiečiai į miestą. Rygiečiai padegė už miesto sienų buvusį kaimą. Po pietų kuršiai apsupo miestą ir keletoje vietų padegė miesto sienas. Kartu kuršiai nuo miestų gynėjų apšaudymų patyrė labai didelių nuostolių. Henriko Latvio kronikoje teigiama, kad gynėjai šaudė į užpuolikus, kai šie padėję skydus rinko malkas laužui. Į pavakarę iš Dauguvos aukštupio atvyko pastiprinimas, tai buvo Holmo tvirtovės įgula. Po nedidelio susirėmimo kuršiai pasitraukė į pietinį upės krantą, kur 3 dienas ilsėjosi, apraudojo mirusiuosius ir degino jų kūnus. Tuo metu prie miesto priartėjo į pagalbą rygiečiams skubėjęs landmaršalas Konradas. Matydami augančias priešų pajėgas, kuršiai atsisakė tolimesnės kovos ir pasitraukė, nors tuo metu jiems į pagalbą traukė Turaidos lyvių kariauna. Po mūšio kuršius pulti Rygą raginę lyviai vyskupui sumokėjo kompensaciją už išdavystę ir pažadėjo ateityje būti ištikimi. Taip ir nesudarę valstybės, kuršiai buvo priversti 1229 metais pripažinti kalavijuočių Livonijos ordino valdžią. Po žemaičių pergalės Saulės ir Durbės mūšiuose 1260 metais kuršiai buvo sukilę, tačiau ordino nuslopinti. Dalis kuršių gyventų plotų po ilgų kovų virto dykviete. Daugelis kuršių iš savo krašto pasitraukė Žemaitiją ir Lietuvą. Po 1422 metų Melnos sutarties Lietuvai galutinai atiteko pietinė Kuršo dalis. Pietiniai kuršiai asimiliavosi su žemaičiais, taip vėliau per juos įsilieja į Lietuvos valstybę. O šiauriniai kuršiai tuo pačiu laikotarpiu susilieja su žiemgaliais ir lyviais su Latvėjo. Kaip atskiras etninis vienetas kuršiai minimi iki 16 amžiaus pabaigos. Nors kuršių gentis išnyko, jų vardas ir istorija yra gyvi vietovardžiuose, kultūros paveldo objektuose ir žmonių atmintyje. Tai tokia neįtikėtina Baltijos vikingų kuršių istorija. Jeigu norite daugiau panašių video, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo, taip padėdami mums augti. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausio dokumentikos video apie nepaprastą Lietuvos istoriją. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.